Žiema Rūgpienių kaime. Tai bent. Kas darosi? Juk sapne 20-ojo amžiaus pabaiga. O pas mus namuose viena pora veltinių dviems. Kaip prie caro žirnių. O kodėl taip yra? Jums lėšų, tai yra pinigų, trūksta. Pinigų tai mes turim. Tik proto trūksta. Aš sakiau tą medžiotojui, nusipirk veltinius, o jis ką? O ką? Ir kėdus nusipirko, jie sako gražesni. Jis tai neapgalvojęs padarė. Pas mus žiemą tokia nacionalinė kaimiška apranga. Veltiniai, vatinės kelnės, vatinės striukė ir kailinė kepurė. Pas mus žiemą net studentai su kėdais nevaikšto. Jis pabrys. Jūs pasakykite jam apie tai. Atverkite jam akis, kad geriau matytų. Negaliu. Jau 2 dienas nesišnekam. Ne 2, o 3. Tai ne bėda. Galima telegramą pasiųsti ar laišką. Tam ir paštas. Ko pasakyti negali, tai laiške parašai. Jums kokią atvirutę? Paprastą ar sveikinimo? Paprasta, kam jį lepint. Nenori jis mane slepinti, o man iš tavęs nieko ir nereikia. Aš paprastų neturiu. Tik sveikinimo. Vėl išlaidos nenumatytos. Duokite tą sveikinimo. Šarikai, tas stubrys. Neteisingai. Jeigu sveikinimo atvirutė, tai iš pradžių ir reikia pasveikinti. Na gerai. Šarikai, sveikinu tave. Tu stubrys. O ką toliau rašyti? Apskritai apie orą rašo. Oras pas mus geras. Nieko sau geras. Puga 2 dienas siaučia. Visą medžioklę sugadino. O jūs, draugė Šarikai, patylėkite. Kai rašysite atsakymą, tai parašysite apie savo orą. Aš jam atsakymą nerašysiu. Aš to jį į žarstyklių paleisiu, kad nesityčytų. O kam mesti, jeigu paštas yra? To jau mes jį pakuosime ir katinui perduosim. Tai jau bus banderolė. Jums atsiuntė žarsteklį banderolę. Norėjo į jūs sviesti. O iš šitą lygintuvą paleisiu. Minutėlė. O, virš kilogramo. Tai jau siuntinys. To jau mes jį pristatysime. O jeigu jūs ant jo statinę užrytinsite, tai jau bus pervežimas konteinerių. Šito užsiima transagentūra. Visą tai nusibodo. Mūsų butas primena televizijos laidą, kuri vadinasi Kas, kur, kada. Tai kodėlgi? Ar nesuprasi, kas kur mėtosi ir kada visą tai baigsis? Apskritai, nuo jūsų benzino visos mano gėlės nuvyto. Ne nuo benzino nuvyto. Gėlės paprastai vysta tuose namuose, kur labai slogi atmosfera. O pas mus per daug linksma. Jūs, dėdė Fiodorai, ping-pongą žaidžiate ir šachmatais, ir seną zaparašėti tikrą laužą nusipirkote. Nesuprantu, ko jums dar trūksta.
Mūdu su Fiodoru pasitarėme ir nusprendėme, kad mums būtinai reikia iš kažkur gauti antrą kūdį. Kad pranyktų griežtumas ir pyktis. Niekada. O per naujosius metus mes norime nuvažiuoti į Rūgpienius. Jeigu jūs taip norite, tai galite važiuoti kiek norite į tos savo Rūgpienius. O aš negaliu. Aš dainuosiu naujametiniame žydrajame žiburėlyje. O tu sėsk į paskutinį elektrinį traukinį ir atvažiuok pas mus. Aš žinoma mėgstu gamtą, bet ne tiek, kad su koncertinė suknele važiuočiau elektriniu traukiniu. Tai teisybė. Rūgpieniuose dabar šalta. Ten reikia apsirengti koncertinę vartinę striukę ir apsiauti koncertinius veltinius. Įdomu, kaip ten jaučiasi Šarikas su Matroskinu. Ryšių ministerija. Tiesiog Rūgpienių skyrius, kalbantis laiškas. Pirmą kartą matau. Įdomu, kas jame. Tai aš, laiškanešys Pečkinas. Atnešiau. Taškas. Šarikas su Matroskinu pradeda dalintis turtą. Taškas. Greitai krosnį padalins. Tablelis. O paskui trobelę. Taškas. Laiškanešys Pečkinas. Taškas. Oi, kaip gerai, kad atėjote. Reikia skubą telegramą perduoti Šarikvai. Prašau, užpildyti blankutę formą numeris 100. Tai jau atvažiuos dėdė Fiodoras. Skubiai apsiauk mano veltinius ir reikia mišką glutis. 14 žodžių su pristatymu, iš jūsų 50 kapeikų. Pilietį Šarikai, jums telegrama atėjo. Rašysite atsakymą. Nerašysiu. Aš neturiu pinigų. O jūs paieškokite kišenėse. Kad aš ir kišenių neturiu, aš atsakymą jam nupiešiu. Kas čia dabar? Kokia čia liaudės kūryba? Tai nacionalinė indėnų trubelė vadinasi Vigvamas. Tai susilaukėm. Mes jį, galime sakyti, šiukšlių dėžiai suradom, išprausėm, išvalėm, šitaip švariai, o jis mus Vigvamus piešė. Dėdė Fiodoras geriau vietoj tavęs vėžlį dėžutėje laikytų. Taip, o man gaila eglutės kirsti. Jeigu visi ims naujiems metams eglutės kirsti, tai vietoj miško vieni kelmai styros. O kelmai miške tik senutėms reikalingi. Kodėlgi? Todėl, bukaprotis, ant jų tik sėdėti galima. O ką paukščiai, zuikiai darys, apie juos tu nepagalvojai? Jūs mat apie zuikius galvoja, apie mus kas pagalvos? Admirolas Ivanas Fiodorovčius Kruzenšternas? Gal galėtumėte man paaiškinti, kas toks būtų Ivanas Fiodorovčius Kruzenšternas? Nežinau, tik laivas šitai vadinosi, kuriuo plaukė mano senelė. Tikriausiai jis buvo netoks kaip tu. Jis buvo geras žmogus, jeigu jo vardu pavadintas laivas. Ir jis eglučių nekirto, ne taip kaip kiti. Va, jau greit naujai metai. Jau laikrodis muša. O man atrodo, kad ne laikrodis muša, o kažkas koja į duris daužo. Taip, prašau. Sveiki, gyvi, atspėkite, kas aš. Admirolas Ivanas Fiodorovčius Kruzenšternas. Žmogus ir laivas. Na, jūs jau visai. Kas ten? Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žurnalą Murzilką. Valio! Su artėjančiais. O kur dėdė Fiodoras? Jis mašinoje liko, nes niekaip negalima privažiuoti, kelią užpūsti.
Štai kas, kad yra tokie šunys vežėjai, aš girdėjau. O katinų vežėjų dėja nebūna. O laiškanešius vežėjus jūs sutikote? Nieko. Pas mus žiemą tokie keliai, toks oras, kad net akademiką vežėją sutiksi. Pats mačiau. Ei, palaukit! Palaukit, mašina iš duobės jau išpukšėjo, toliau aš pats važiuosiu. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня. Čia pas jūs kažkokie keista lentelė, lyg siūlai. Čia ne lentelė, čia voratinkliai apsiraizgę. Jų visi puodai pilni, net krosnis apžėlus. Voratinkliais todėl, kad jie nesikalba. O mes jau seniai susitaikėme. Susitaikėme, kai dėdė Fiodorą iš sniego traukėme. Todėl, kad bendras darbas, jis mus ir sutaikė. Matroskinai. Džiaugiuosi, kad viskas laimingai baigėsi. Gerų naujųjų metų jums. O jūs argi ne su mumis sutiksite? Ne, net neprašykite, kas mūsų laikais labiausiai puošia stalą. Gėlės? Kaulas. Televizorius, bet jūsiškis rodo voratinklį. Eisiu pas save. Neišeikite, televizorių mes būtinai sutaisysime. Juk šį vakarą mūsų mama rodė žiburėlyje. Žinoma, sutaisysime, kokiame yra gražia eglutė, gyva ir tikra. Papuoškime ją. Valio, papuoškime, tik mes žaisliukų neturime kuo puošti. Kaip tai neturite? O pas mus ant aukšto visokių senovinių daiktų įrangiais ir papuošime eglutę. Prašau dėmesio, nutaisykite protingus veidus. Aš pradedu fotomedžioklę. Kas naujo Maskvoje? Nusprendėme su tėtušiu antrą kūdikį gauti. Taip, anksčiau motociklus stengdavosi gauti, o dabar vaikus. Oi, koks džiaugsmas! Televizoriuje jūsų mamuliai vienas dėdė su dideliais ūsais gėlių padovanojo. O šitam dėduliai su dideliais ūsais. Nusukčiau ausis. Aš tai jums šitą dėdulę parodysiu. Štai, tas klastingas tipas su gudriomis akim. Tai visai ne tipas, tai mamos saviveiklos vadovas. Oi, to jau mūsų mama dainuos. Tik tai viskas veltui. Jūsų televizorius be garso. Oi, kaip gaila, kad mes mamos negirdėsime. Ji šiam renginiui pusę metų ruošiasi. La 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 la. Nieko sau. Jūsų mama tai ten, tai čia rodo. Tai laikai atėjo, tai technikos stebuklai. Technika čia nepadėta. Aš pati slidėmis atvažiavau. O koncertas įrašytas į video juostą. Kad negaliu gyventi be mūsų rūgpienių. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, не петляла бы лыжня, кабы. Кабы не было зимы
А все время лета мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы. Лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда бы не знали